pasakysiu. Čia daviau ponė. Gerbiami ponai, ypač žiūrovai labai pasidžiaugė šiuolaikiniu policijos darbu. Atsirado nuostabus, mandagus, net užjaučiantis. Įsivaizduojat, net užjaučiantis policijos pareigūnus. Todėl į sceną kviečiu vaizdelį, kaip girtą vairuotoją stabdo policijos pareigūnas. Jūs, man atrodot, girtas kaip pėdas. Teks papūsti tokį daikčiuką. O jūs man papūskit į šitą daikčiuką. A matai, dar agresyvus. Teks važiuoti nuolat, žinau. Aš nekaltas, aplinka kalta. Dar vienas pakstis atsirado. Įsivaizduojat, šiandien sužinojau, kad mano jaunėlis sūnus yra žydras. Tai paėmiau 200 gramų tos nervų. Nu, tai jau mane pasako, nuo 200 gramų tu taip neatrodytum. Jo, teisingai tu pastebėjai. Kaip išgėjau tos 200 gramų, juk prisiminiau, kad mano vyriausiasis sūnus jau yra sens piderastas. Tai dar 200 gramų išgėjau. O po to dar 200, dar 200 ir dar 200. Jau tada viršininkime vatsai man lieka. Žiūrėk, toks nepaklausiausias. O tavo šeimoje yra kas dar mėg su moteriu? Tai aišku, žmona ir namus. Žinok, teks eiti su manim kartu. Kur? Į mašiną. Įpilsiu dar 200 gramų. Nu jau ne. Iki šiol man policininkai visą pyri. Dulkinį, bet taip dar ne. Klausyk, kaimynai, aš nieko nesuprantu, tu geri niekuomet nepridėti. A, nori pasakys paslaptį. Nu, pavaryk. Žiūrėk, aš kaip geru vis laik nešioju savo Auschwitz nuotrauką. Kišenė. Ir vis gerdam sena pasižiūriu. Kai tu įpradedi man gražiai, tai reiškia užteks tas visi. Gerai, kad priminė. Daug vedo su vyru skundžiasi mums savo uošvinėms. Nu, kad jos visur kišasi, lenda, reguliuoja gyvenimą. Klausit, ką daryti? Kaip reiks su jomis susitvarkyti? Nu, žinau, brolį, atsakym netoli. Viską kankinami sūnum. Bet žinok, vyrai, nu mano uošvė mane užknisa juodai. Nu, O to ir iškrėskite šunybėje. Nu, iškrėčiau. nu, Įdėjau į laikraštį skelbimą, kad pildau seksualinės fantazijas nebrangiai. Ir įdėjau jos numerį. Vaikų. Nupildo. Ir dabar tebe pildo, ir laimingai pildo. Parinka. Nu, žinokit, mėly kolegos, girdėjo, kad kažkokia valstybė tiltų tvirtumą bando užvinėms. Kaip suprasti? Nu ką? Visai paprastai. Ant tiltą suvaro 10 000 uošvių. Ir jeigu tiltas atlaiko, tai reiškia, tiltas yra geras. O jei tilts už, Labai geras. Pabaigai muzikinė dovana. Žentas Vėl iš 5 eilės sveikina savo uošvinį su gimtadieniu ir siunčia dainą. Žodžiai jo paties. Tas amžinas noras išrėžti į akis, gimtadieniui uošvės atėjus, sakyti teisybę ir kaltinis, užuot jei melavus čiulbėjus. Sakyti teisybę ir kaltinis, užuot jei melavus čiulbėjus. Su gimtadieniu, linkime tau, smailių ir dūmų,
kad tikrai yra Lietuvoje nuostabių uošvinių, kurios labai gražiai sutarė su savo žentais ir marčiomis. Todėl mes jums linkime, kuo geriausios sveikatos, meilės ir turėjimų, sako, valio! Su gimtadieniu, linkime jums, žemų gerumo. Su gimtadieniu, sakome jums, linkime jums, marčių švelnumo. Labai piktinasi tauta, kad žmonės pasidarė labai godus, savanaudiški, pikti, ypač negerbantis senyvo amžiaus žmonės. Tai vaizdelis į sceną. Varvara. Tėvai. Nu, labas, sunelė. Nu, labas. Labas. Trim selčius būtų. Nusivalyk. Ar tie paskutiniuoji? Jau, supratau. Reikia išsiaiškinti visus finansinius reikalus. Nu. Pasiimk popierius. A mes į galvą susirašom nerektą popierių, dar aš šiaip šio laikinį laiką. Ja. Jaunauskis, man skolings yra 1000 eurų. Nieko, tėvu, nieko, nusiramink, aš jam paskambinsiu, viską sutvarkysiu, viskas gerai. Nu. A ne? Yra. Pranauskis man skolings yra 2000 eurų. Tėva nesijaudink, nesinervink, patils kraus paudėms, čia vis trūks. Niekada va ir priemonių gražins tėva tos pinigus, to Pranauskiaus tikra. Nesumaišyk pavardžių. Nemaišys, ne. O Jonauskas dar. Skolings man yra 2000 eurų. Nieko, tėvu, nieko, aš nuvažiuosiu, biškį jam suduosiu ir viskas bus gerai. Tik nesijaudink. A ne? Jo. Bet aš esu skolings 15 000 eurų. Tai jums 10 reiks grąžinti. O šitanim, anam prasidėjo galiukas. Vedam tėvai sėkės. Vedam. Sėkės, ramybė. Ponas. Sėkis, tu ramybė. Na, maestro. O aš taip noriu būt turtinga, kad tai negotam tavo maišo pinigų. O aš taip noriu būt galinga, save mylėti ir turėti daug daiktų. O aš taip noriu būt laiminga, ramiai numirti artimųjų neviltų. O aš taip noriu būt viltingas, ateis į protą jėgas su visų laidu. Jona, kas laikas? Nu, da šią pažulės. O jie, Nu, o kaip tu? papauliau telefoninių sukčių. Nu? Įsivaizduoji, paskambin, sak, tau sūnus padarė avariją. Įsivaizduoji, šežis štokas, surenki, nebus nikokių tų bylų ir taip toliau. Įsivaizduoji, rinkau vis savaitę, rinkau štoką jau. Ir atsiminiau, kad sūnaus neturėti net. Tikrai nuo dukterį tą patį noriu gaminti. Nu jau šito nepasik, bet žinok, man buvo dar blogiau. O jie? Nu, aš pasipakliuvau ant internetinių sukčių. Nu, internete daug skelbėjimų. Bišgrėt pasakyti. Nusakyk! Kad vyrišką pasididžiavimą padidinti 2 kartus už 200 eurų. Nu, užsisakiau to, kaip sako, smūgiau pinigus, pravedžiau viską tvarkingą, o ne man gyvatį atsiunt tokį lūpą.
Ir dar tom pat subraižyta. Aš niekam nesuprantu. Tokiam amžiau kantas tau dvegos pasididžiavęs. Nu, pažiūrėsi, jūgis mūlytos maukom, gal ne? Ei, reikia. Žinok, aš gal sušvelgt, bet kokį man moteris kel buvo po kojom. Važiuoju, dar pačiam gali kaip prieš blondinį sėdį. Šventavė. Aš jau vienkart šį mėnesį švilptelėjau, užteks mane. Aš dar norėčiau švilptelėti, bet fortūna taip nebuvo. Taip nebūna, mano draugė, taip nebūna. Iš visų senatvė šaiposi fortūna. Atšiauriaus žiemos laukimo, rudenį iškvesim išgyventi. Taip nebūna, mano draugė, taip nebūna. Iš visų senatvė šaiposi fortūna. Atšiauriaus žiemos laukimo, rudenį iškvesim išgyventi. Atšiauriaus žiemos laukimo, rudenį iškvesim mano draugė, išgyventi. Įsivaizduokit valdžia. Apie taupimą, taupykite elektrą, vandenį, šilumą, dujas, vodą jėdį. Aš taupau. Pavyzdžiui, aš taupau žmoną. Aš tom nesivyliu. Einu pas meilužių. Oi, taupau senatvė, kad gražią mane susirgus slaugytų, o numeris gražią kapelis priveizėtų. Apie taupimo programą į sceną kviečiu 2 pagyvenusius senjorus. Konto, mona žmontai taupa. Ana mums savaitę nuperka kauliukų. Pirmą savaitę mes ant valgom apkeptus. O antrą savaitę mum apipil karštų vandeniu, mes valgom sriubą. Suvalgėm sriubą. Trečią savaitę vėl apipil karštų vandenį, dar kartą valgom sriubą. Eik, vakali, čia tau niekis prieš mon senį. Įsivaizduoji, ką pamžiauja taupo. Nusiperk triusikus, šeimyninius. Vieną savaitę panešiuot. Išverk į antrą posę. 2 savaitę panešiuot. Paskui jau bijau sakyti. Pasakyk. Juk žalgis paėmė mišket konvederį ir sak, čia tau tėvą naują maikį. Bepigu gėjams. Mane sudargavo su galvu. Na, Jurgi, ko toks rūškans? Ai, nuėjau pas daktarą, išrašė vaistų nuo noro mesti rūkyti. Laiku metė? Jo, dabar rūkau be jokių norų. O, fainė. O aš mečiau gerti. Be reikalo. Dėl ko?
Vienintelis dalykas, ko tau geriausiai sekėsi. Sveiki, vyra! Mes apsveikime, kad tu toks strasdonots. Eik, tu jeigu aš iki rytojaus nesukrapštau pusantro štukis, tai mane išakis. Nu tu kur nekreipės anksčiau. O tu mane gali paskolinti. Aš to vaistų numėjau. Susikės žinakortus vaistų. Numėjai. Neįsivaizduoju. Jurgi, klausykės, kur tu veiks pakeiti? Lauks vakarins. Žiūrėk, aš varysiu žiūrėti kašsvo. Aš nežinau, a tu teiktum, ką aš myli, kad nepraleidai ne vienų rungtynių. Neišvengsi, iš nervai. Kaip suprasti? Suprantu, namus buvo vakau, dar bivaižiu, o aš teisut visų taip gau. Tai gal galim varyt kartą? Varo! Na! Jėzus man. Įsivaizduoji, net angelą negeri moteriškum. Viskas blogai, žiaurė. Saka, negali būt? Nu, kad tu negali. Gali būt. Čia tau skrybėlį Aha. bus poniutė. O aš pristatinėsiu vyrus įvairios porcijos, pozicijos, o tu savo žiaurių charakterį atsakinėsi. Pradedam? Nu, pradedam, bet lėtai. Lėtai gera. Vyras daug dirba. Kažin kam ten daro? Ale, mažai dirba. Nu, išsigimėlės šeimos išmaitinti negali. Mažai uždirba. Iš tavo atlyginimo net katiną šikti neturiu ko. Daug uždirba. Tu tiek daug, kažin kiek tu nuo manęs ten nuslėpi. Mažai dirba, daug uždirba. Netikėjau, kad esu už bandito. Daug dirba ir daug uždirba. Tu tiek daug dirbi, o aš jau trečią parą tas pačiais kailiniais. Klausyk, daug kalba gražių žodžių. Teisingai mamytė ir sakė, kad jie gražius žodžius kalba iki vestuvių. Nekalba gražių žodžių. Nekalba gražių žodžių? Tai lai nekalba gražių žodžių. Teisingai, klausyk, žiūri televizorių. Tau tik ant lovos drepsoti. Jo. Nežiūri televizoriaus, va. Tau tik vienas galvoj, arba galvotėjai. Baikit vyrai varyti ant tų moterų. Nu. Jas reikia ant rankų nešioti. Nu jau ne, nuo rankų labai greitom sprongum šuo. Šokinėjai, žinok, ir maniški, bet dažniausiai nepataiko. Lojasi ant grindų. Klausyk, kolega, girdėjau, kad tu savo bobį šokiną kartom loši. Taip, ir labai gerai sekasi. Aš nekap nesuprantu, kuo naudingas tau tas žaidimas? Nu kaip nesuprasti? Aš šią savaitę nuo moters atsilošiau pusę savo atlyginimą. Aš galvoju, koks skirias moteriškas nuo vyra. Vyrams per vieną ausį įeina, per kitą išeina. O moterims per abi ausis įeina, o per burną išeina. Priminiai, mokslininkai išradė tokią priemonę, kad automobilė 90% tylos sudaro, reiškia, toks prietaisas mašinoje. Negali būti. Gali, išrado kamštį, moters burnai užkišti. Vyrai, baigite tas moteris. Oje, nu taip. Baigite juokauti, taigi moteris. Mūsų motorai. Taigi negi šaknis ta pati moteris ir motoras. Tai mūsų kombainai, varikliai, traktoriai, kamazai ir visi kiti motorai, taigi moteris už jūs. Jūs mūsų motorai. Motorai ir varikliai, visi žymiai mūsų daug. Vienas žodis evaluoji ir gyvenasi kartu, ir visi nori gyventi kartu. Vienas žodis evaluoji ir gyvenasi kartu, ir visi nori gyventi kartu.
Lietuvoje vyksta sveikatos įstaigų reforma. Mažesnės poliklinikos ar ligoninės priimamos didesnių arba visai uždaromas. Žiūrovai pergyvenate, ne? Ar nebus kur ir kam jūs gydyti? Nebebus. Nebebus kam gydyti. Bus tik tas bendras pagalbos telefonas ir jame atsakys tik tas vienas operatorius. Nu, tas pats kompiuterinis. Dabar šitą. Negali būti. Nu, galiu pademonstruoti. Pademonstruok. Žiūrėk, skambinu pagalbos telefonas. Koks yra? 112. 112. Jūs paskambinote į bendrąjį pagalbos centrą. Jeigu dedate, spauskite vienetą. Jei reikalinga policija, spauskite dvejetą. Jei sergate, spauskite trejetą. Spausk vienetą. Spaudžiu sergu. Sveiki! Jūs paskambinote į greitąją pagalbą. Jei jums infarktas, spauskite vienetą. Jei insultas, spauskite dvejetą. Jei epilepsijos priepuolis, spauskite trejetą. Arba laukite, kol atsilaisvins operatorius. O jeigu neatsilaisvins? Tada spauskite į kapus. Daugelis žmonių piktinasi valdžios neveiklumu, susiskardymu, lietenomis. Visa žmonė klausia, kada palengvės gyvenimas, tu kada pagerės? Kol kas nežinome. Valdžia kol kas palengvėjimą garantuoja tik tualete. Ir tai, jeigu dirba gerai žarnynas. Vienintelis tokio, kaip toje lietuviškai pasakėčių, kur bando vežimą traukti iš dalies prezidento dėka, Seimo vežys ir vyriausybės asalas. Visi jie turi gerų ketinimų, bet kiekvienas traukia į savo namuose. Bet dar kardinal vienybės ir tarp režimo keleivių. Vieni padeda išstumti, kiti pavydė kritikuoja, o treti geria ir kvailioja. O ketvirti, neapsikentėli palauk iš karietos, emigruoja ir ieško to geresnį vežimo. Taigi Lietuvos moralas toks. Lietuvos vežimas niekada nepajudės iš duobės, kol nebus vienybės. O jeigu taip sakau, visi būtumėm vieningi ir vežimą trauktume vieną kryptimi, tada jis ne tik puikiai riedėtų Europos keliu, bet ir į kalną kiltų kaip koks funikulierius.